Kaip su kreatinu, sportuojančiam žmogui? Nes aš girdžiu apie kreatiną labai daug pozityvių dalykų ne tik iš sporto, bet ir smegenim. Kas liečia iš sporto, a, ir sakykim, jeigu žmogui man reiktų rekomenduot sportui skirtą papildą, a, top 1, sakykim, ane, tai aš siūlyčiau kreatiną. Aš kalbu sportui. Bet ta prasme ne tik dėl to, kad tai yra raumenynų, bet kaip ir pats minėjai, pastarieji metai labai daug gražių tyrimų apie tai, kaip jisai padeda mūsų psichologiniai būklei, smegenims, kaip jis padeda mūsų nuotaikoms, ane, Mhm. atminčiai ir taip toliau. O Taip. koks kiekis turėtų būt kreatino? Jeigu mes kalbam apie teigiamus poveikius jo naudojimo, nes anksčiau buvo 5 gramai ir viskas. Nesvarbu, koks tavo svoris, ūgis, krūvis, 5 gramai užtenka. Ar dabar yra kažkokie naujesni tyrimai su kreatinu? Yra jų daug. Ir aišku, jie nėra pakankamai ilgi, kad būtų galima keisti rekomendacijas, aš taip įsivaizduoju. Rekomendacija 5 gramai tai yra realiai minimali. Tai yra tai, apie ką mes galėtumėm kalbėti raumenynui. Vienas iš mano sekamų žmonių yra išsireiškęs neseniai savo poste apie tai, kad visi greitai pamatysim, kad per artimiausius 10 metų kreatino rekomenduojama dozė padidės nuo 5 iki 20. Oho. Nu, tarkim, 2 kartus po 10. Ir tada, vat tas momentas buvo, kur man ir kilo klausimas, nu, įsitikinimas, nes aš, nu, kaip ir tikiu žmogum. Ir taip, yra nemažai tyrimų, kurie rodo, kad naudojant kreatiną 20 gramų į dieną, ane, 20-25, yra ženklus skirtumas žmogaus mentaliniai būklei. Tai vat, žmogaus psichologiniai, sakykim, pokyčiai nuo kreatino prasideda nuo didesnių šiek tiek dozių, negu dabar rekomenduojamas yra. O kaip su vidurių atlaisvėjimu po kreatino? Nes, klausyk, ten, jeigu neklystu, virš 10 gramų jau gali taip į tualetą dažnai pabėgiot. Ar per kartą išgėrus tiek nebus, ar čia priklauso nuo organizmo, ar vėlgi ženklas, kad kažkas blogai? Ar turi laisvinamų savybių kreatinas pats iš esmės? Turi ir dažnai turi ant tuščio skrandžio. A, Ir jeigu žmonės, kurie atsikelia ryte ir mėgsta susipilt visus papildus iš karto, kad nepamirštų, nu, nes vėlgi stresas, diena, paskui taip. pamiršiu. Tai mes įsivaizduokim, kad mes paimam ant tuščio skrandžio, prikraunam tiesiog begalę mikroelementų, prasidedant nuo vitamino C, B grupės, omegų ir baigiant kreatinu. Tai faktas, kad, nu, tu turėsi padidintą tikimybę viduriavimui. Toliau, ir patys tyrimai teigia, kad jeigu patiri diskomfortą nuo kreatino ant tuščio skrandžio, naudok su maistu. Ir nėra skirtumo, ar po sporto, per sportą kreatiną gali naudot kada nori, ane? Va, tada moksliniai tyrimai teigia, kad kreatino įsisavinimui ir jo bendram poveikiui nėra visiškai jokio skirtumo, kada tu jį naudosi paros metu, bet jeigu reiktų prioritizuoti kreatinas kaip pre-workoutas ar kaip post-workoutas, tai raumenims didesnis jo poreikis yra post. Po Reiškiasi, geriau treniruotės. yra po treniruotės, raumenys yra imlesni jam, jeigu taip Okei, liaudiškai tariant. geras. Kiek tai yra apčiuopiama realybėj, vėlgi aš pasakyt negaliu, todėl kad visa tai, ką aš sakau, tai yra pakankamai naujų tyrimų rezultatai. Nu taip, nes kreatiną tyrė prieš tai 30 metų ir Taip, visi kalbėjo apie 5 gramus. taip. Ir dabar čia pasauliniu lygiu keičiasi ta nuomonė ir pradėjo kalbėti apie 20 gramų, tai čia yra porą metų, tai irgi reikės laiko. Bet tai yra todėl, kad jie pradėjo gilintis į kreatino poveikį ne tik kaip į sportininkų Mhm. preparatą. Taip. Žinai, dar kiekvienas sportuojantis ar sportuojanti mergina visą laiką po sporto bėga į rūbinę, kol dar net į dušą nenuėjo išgerti proteino kokteilį, nes kitaip sudegs raumenys, treniruotė bus veltui. Taip ir yra? Aš manau, kad jinai yra tiesiog alkana. Nu, ir alkana to saldumyno, kurio jinai vengia. Tai čia mano įsitikinimas, Bet šiaip iš savęs esmės tas palepinimas. kokteilis, jis reikalingas po sporto, ar mes galim ramiai eit namo, valandą palaukti, gerai pavalgyti ir nesukti sau galvos? Jo, iš šitų dviejų variantų tavasis yra daug geresnis. Nu, vienareikšmiškai sakyčiau, okei, nesuk galvos. Važiuok namo, valgyk pilnavertį maistą ir taip toliau. Jeigu tu nori išgert kokteilį
irgi gerai, valio, eik gerk. Bet jeigu man reiktų rinktis, ateitų pas mane žmogus ir sakytų, žiūrėk, aš turiu 5 datulės rankoje ir turiu proteino 30 gramų kokteilį po sporto. Mariau, rinkis vienareikšmiškai datulės. Geras. Kodėl? Todėl, kad ką aš per treniruotę, ko aš daugiausiai netekau? Glikogeną. Taip, energijos atsargų. Reikia atstatyti Taip, glikogeną. vienareikšmiškai. Ir tai yra, kai aš sakau, baltymas yra plytos, o glikogenas yra statybininkai. Tai jeigu tu neturėsi darbuotojų, tai tas plytas gali stovėti. Nu taip, čia dažnas bijo angliavandenių savo mityboje, bet tai yra esminis dalykas, dėl ko iš viso kūnas gali funkcionuoti ir vystytis. Ir tavo progreso paslaptis yra iš tikrųjų, tai yra energijoje, teisingai. Ir tu realiai po sporto turi langą, kurį tu pavadinai proteino išgėrimo langu, bet tu turi langą, kada tavo kūnas akimirką turi hiperkompensacijos elementų. Hiperkompensacija reiškia, kad aš netgi sugebėčiau paimti glikogeno atsargų į raumenį daugiau negu įprastai galiu, tam, kad aš sukūriau deficitą. Tai jeigu, pavyzdžiui, po sporto aš esu ilgą laiką nevalgęs, nu tarkim, sportuoju ryte, valgiau paskutinį kartą 6 vakaro, sportas 8 ryto ir mano pusryčiai ar maistas 10 valandą, tai realiai jau 14 valandų praėjo nuo paskutinio valgymo ir čia esu dar po sporto, po geros treniruotės. Tai realiai aš galiu angliavandenių daugiau suvalgyti ir jie man nueis visi į raumenyną, o ne pasisavins. Nes Iš principo, net ir būtų svarbiau. Suabsoliutinti ir pasakyti visi ne, bet taip, ta prasme, tu gali daug didesnį kiekį suvalgyti angliavandenių, negu būtum tai padaręs be sporto. Ok, super. Aš, žinai, net esu vieną kartą patyręs vieną dalyką ir ilgą laiką tą dariau. Ypač, tu žinai, aš trikovėgi sportavau ir tuo metu buvau atradęs rehidroną, nes jis yra su gliukoze. Taip. Ir treniruotės metu gerdavau rehidroną grinai. Ta prasme, aš antiek visą laiką jausdavausi pilnas, antiek gerai jausdavausi, toks energijos lygis būdavo geras, aš niekada nevartodavau baltymų ten prieš, po, per treniruotę, aš visą laiką gerdavau tiesiog gliukozę. Tada perėjau prie maltodekstrino, grinai, kuris yra išvalytas ir grinai eina į raumenis. Tai buvo geriausias jausmas treniruotės metu, kai gaudavau iš karto cukrų. Taip. Į mane žiūrėdavo taip kreivai visi, nes sakydavo, ta prasme, cukrų geri, bet jausmas sportuoti yra, nepalyginamas. Tai čia dar vienas mitas apie tai, kad suabsoliutinus visi teigia, kad cukrus yra blogai. Suabsoliutinus. Ne? Tai bendraja prasme, jeigu tu savo gyvenime įtrauktum cukrų į kasdienį racioną, kaip, pakeis ten, 50% savo energijos šaltinio angliavandenių pagrindų. Vietoj daržovių, vietoj viso kito. Vietoj vaisių, vietoj kruopų ir taip toliau. Taip. Tai aš sutikčiau. Bet pats iš savęs, ten maltodekstrinas ar cukrus ar gliukozė, kuo jis gali būti blogai, jeigu tavo visas angliavandeninis maistas ir yra verčiamas tuo kūne. Žinodamas, ką ir kada ir kaip darai, tau gali leist pasimėgauti gyvenimu be jokios nuodėmės ir nereikia jokių kraštutinumų. Todėl tas tavo momentas ir kalba apie tai, kad tu sporto metu gėrei maltodekstriną, kai kurie žmonės tiesiog paprastą dekstriną, kai kurie žmonės gliukozę nusiperka parduotuvėje milteliais ir pilasi ir geria, ne? Tai kaip tu gali iš jo gauti žalą, jeigu tu tuo metu iškart tavo kūnas bando kompensuoti sukurtą glikogeno trūkumą iš to, ką tu duodi. Teisingai. Tai va tavo pasirinkimas aplink sportą apstatyti greitaisiais angliavandeniais, kada yra didelis poreikis ir tu tai išnaudoji, tau žalos realiai nedaro jokios. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.